Dar vienas video iš gyvenimo. Šitam video parodysiu, kaip maitinamės, kur valgom. Ir taip pat parodysiu programą, kurią naudojam pokerio kambarių paieškai ir stebėjimui, kiek yra stalų. Tai pradžioje apie maistą, o gale apie programą. Tai yra tokia akcija Cezario kazino, kuriam, nežinau, ten didelis tinklas, priklauso gal 10 kazino. Kad jeigu tu atžaidi 3 valandas arba pusantros, priklausomai nuo limito, tu gauni nemokamą bufetą. Ir mes esam dar vienam iš jų, yra belekoks didelis pasirinkimas. Tai yra ir matot salotos, jūros gėrybės, yra pagal virtuvės, italų virtuvė, azijietiška virtuvė, toliau eina amerikietiška virtuvė, po to eina desertai, pačiam gale meksikiečių virtuvė ir gale ten vėl nesimato, yra vėl jūros gėrybės. Tai iš viso yra tokie 5 bufetai skirtingose kazino, galim pasirinkti, į kurį nori. Mes dažniausiai renkamės į šitą, nes visus išbandėm, šitą skaniausią. Šiaip čia kainuotų pavalgyti apie $30. Tai gaunasi, kad mūsų pagrindinė vakarienė, normaliai sotėjų arba pietus, priklausomai kada pasirenkam, mums praktiškai nieko nekainuoja. Tai iš tokių išlaidų, tai aš dar dažnai pusryčiauju arba valgau prieš naktį. Tai einu sumuštinių valgyti, tai yra tokie labai skanus, veganiški, aš suradęs. Ir jie kainuoja gal apie 8 eurus, kadangi mes irgi žaidžiam ir kaupiasi bonus taškai į korteles, tai mums irgi nieko nekainuoja tie, tai praktiškai visas maistas per dieną jisai mums nieko nekainuoja, nebent jeigu norim kažkur kitur nueiti pavalgyti. Bet šiaip, nežinau, bent jau mes nesam maisto išrankus, tai mums čia viskas cool. Į jokius, nežinau, prabangius restoranus neinam, tai praktiškai dienos išlaidų maistui nėra ir visos dienos išlaidos tai yra tik tai pokeris ir jeigu renginiai į kažkokius einam. Tai Dalius jau valgo. Sveikas, pamojuok. Štai ir viena iš didžiausių problemų su tokiu maistu, su tokia mityba yra ta, kad labai lengva yra apsiryti, nes to nereikia už nieko mokėti, to maisto daug ir tu būni pusę dienos alkanas. Tai labai reikia kažkaip kontroliuoti save, kad ir tų desertų neprisivalgyti ir šiaip nepersivalgyti, kad nepasidaryti kaip dauguma amerikiečių, ypač baltaodžių. Taigi, taip apie maistą, apie mitybą, o dabar papasakosiu apie appsą, kurį naudojam. Mes naudojam, yra toks parsisiųst Bravo appsas, Bravo Poker. Ir, pavyzdžiui, aš dabar prisijungęs ir matosi, yra surašyti kazino visi, Balis, Flamingas, Bellagio, Planet Hollywood, kur dabar mes pietaujam, Haraš ir taip toliau. Tai, žodžiu, yra surašyti atstumai, kiek tas kazino yra nutolęs nuo mūsų. Ir matot, kad yra daug kazino ir toliau. Ir šalia yra surašyta, kiek stalų sukasi. Tai, pavyzdžiui, mes tik atėjom iš Cezario. Tai Cezaris sukasi 12 stalų, jeigu aš paspaudžiu, man parodo to kambario visą informaciją. Reiškia, kokie yra promotionai, kad reiškia, reikas yra $4, $2 aš gaunu per valandą į kortelę, tai kurią aš po to galim išleisti maistui, ar ten masažui prie stalo, ar mokėti parduotuvėse, kurie yra kazino, turnyrai surašyti. Ir taip pat yra surašyti stalai, tai šiuo metu sukasi 1-2 limite 10 stalų, 2-5 2 stalai, waiting listai yra surašyti ir visa kita svarbi informacija. Galiu parodyti dar kokį kambarį. Daugumą kambarių turi visai neblogus promotionus. Pavyzdžiui, vienas iš tokių tai yra Flamingo. Parodysiu, čia mūsų nemėgstamas kambarys, nes visgi ten daugiausia senimo žaidžia ir jie maži stekai, jie šortstekina, nitina tenai, vis tiek nieko neišmoka. Bet jie turi visai neblogus promotionus, tai vat vienas iš tokių, kurio ir mes naudojamės, tai jeigu 3 valandas atžaidi, gauni nemokamą bufetą. Mes žaidžiam Cezarį, tai mums užtenka 1,5 valandos, vėl limitai. Yra dar visokie bonusai, kad, pavyzdžiui, jeigu surinksi kuatsus arba straight flashą, tau daugiau išmoka ir yra savaitiniai turnyrai. Tai matosi, yra savaitinis free rollas, jeigu sužaidi 12 valandų tam kambarį, tai žaidi tam turnyrą. Dažniausiai būna koks 60-80 žmonių. Tai praktiškai galim skaičiuoti kaip papildomas $100. Ir taip pat, jeigu sužaidi per mėnesį 60 valandų, gauni tiketai 21 000 free rollą, kur struktūra panašiai kaip satelitų. Pirma 10 vieta 1000,
11, 20, 600, tai reiškia taitinam, mitinam, žaidžiam BVB ir visai neblogai turėtų sektis. Vėlgi, mes patys nelabai šitam dalyvavom, mes kartais patenkam į Haraš prirolą, nes Haraš geriau yra žaisti negu Flamingo. Tai žodžiu, taip norėjau jums parodyti šitos appsus. Vėl Flamingo irgi rodo, kad 1-2 stalai, taip pat yra 2-4 holdamas, tai 2-4, jeigu nėra priekyje NL, tai reiškia yra limit holdamas, ką aš irgi kartais pabandau pažaisti ir visai šauniai sekasi. Tai va, tokia yra šauni informacija, toks labai geras appsas, kuris belekai padeda. Tai primenu, kad su jums buvo Brilliant, buprofesionalas.com iš Las Vegaso.